Prieš daug metų, kokiais 2006, buvau pas senelius, buvo kažkoks giminės suvažiavimas ir tenais kalbėjau su savo pusbroliu. Jisai tuo metu buvo baigęs Vilniaus konservatoriją ir mes kalbėjom, nepamenu kokia tema, tačiau pokalbis buvo ir apie muziką, ir apie technologijas. Ir man tada labai įstrigo viena jo pasakyta frazė, kad kompiuteris niekada nekurs muzikos, nes kurti muzikai reikalingas yra muzikalumas, o muzikaliu gali būti tik žmogus, kompiuteris tokio niekada nebus. Ir tada mes vartojam žodį kompiuteris, tokio termino kaip dirbtinis intelektas dar nebuvo, arba jeigu jau ir buvo, tai dar buvo taip plačiai nežinomas kaip dabar. Ir nuo to mūsų pokalbio nepraėjus nei 20 metų kompiuteris jau išmoko analizuoti garsą, muziką, žodžius, tekstą, programinį kodą, paveikslėlius. Išmoko ne tik analizuoti, kitaip tariant, ne tik mokytis, bet ir pagal turimą informaciją priimti sprendimus. Ir dabar jau tai mes vadinam dirbtiniu intelektu. Neseniai man pavyko surasti tokį nemokamą tinklalapį, kuriame galima sukurti muziką. Tai yra, galima dirbtinio intelekto modeliui paduoti dainos žodžius, jis pagal paduotą jam tekstą sukuria muziką ir įdainuoja tą tekstą. Taigi galima sukurti, galima sakyti, pilnavertišką dainą. Ir aš čia sugalvojau padaryti eksperimentą, sugalvojau sukurti meilės dainą. Žodžius kursiu ne pats, žodžius man sukurs taip pat dirbtinis intelektas, tam aš pasirinkau 3 modelius. Tai ChatGPT, kuris naudoja 3.5 versijos GPT modelį, tada Bing Chat, kuris naudoja 4 GPT modelį ir Google Bard, kuris turėtų naudoti Gemini modelį. Tai užduotis atrodo visai įdomi ir tekstas, kurį aš paduosiu šiems modeliams, tai skamba taip. Įsivaizduok, kad esi dainų kūrėjas, tavo užduotis sukurti meilės dainą apie Justiną ir Indrę, kurie kartu jau beveik pusę metų. Indrė šviesiaplaukė mergina iš Rokiškio, architektė, labai mėgsta gyvūnus ir sportą. Justinas kilęs iš Perlojos, duomenų analitikas, mėgsta sportą, žygius ir dviračius. Abu kartu mėgsta dėlioti dėliones, eiti į žygius, sportuoti. Indrė ir Justinas labai myli vienas kitą. Daina turėtų būti maždaug 3 minučių trukmės, linksma, romantiška, graži, be jokių blogų emocijų. Tai dabar eikim ir pabandykim sukurti dainą. Pirmiausiai tą pabandysiu padaryti su, teoriškai paprasčiausiu modeliu GPT-3. Ir žiūrim, kas gausis čia. Tada, kad nereikėtų ilgai laukti, kol generuojama viena daina, užduotį paduosiu ir Google Bard. Ir taip pat Bing Chat. Čia pasirinksiu kūrybiškiausiam modelio versiją. Šiaip Google Bard man visai patiko, nes paprastai jo tekstas būna toksai rišliausias. Mažiausiai jaučiasi, kad bendrauji su dirbtiniu intelektu, bet žiūrint į dainą, stulpelių eilutės trumpos, mintys nelabai tokios įdomios. Žiūrim, ką turim čia. Indrė ir Justinas širdį jungiasi, pusę metų kartu, meilė stipri kaip dangus, Rokiškio šviesa ir Perlojos ugnis. Jūsų meilės daina skamba kaip dangus. Šviesiaplaukė Indrė iš Rokiškio, architektė suteikia sparną jūsų sapnui, sportas ir gyvūnai, jos širdies ritmas. Su Justinu kartu laimė didžiausia yra. Indrė ir Justinas širdį jungiasi, ir taip toliau. Ir dabar pasižiūrim, ką turime čia. Čia dar rašoma. Indrė ir Justinas, jie kartu jau pusę metų ir jie myli vienas kitą, tai matyti iš jų žvilgsnių. Jie abu mėgsta sportą, žygius ir dviračius ir kai jie dėlioja dėlionės, jie sudaro gražius paveikslus. Prisipynę rankomis jie vaikšto po miestą ir jie kalba savo svajonės, kurios yra labai įvairios. Indrė nori būti architektė, kurti gražius namus, Justinas nori būti analitikas, spręsti sudėtingus uždavinius. Indrė ir Justinas, jie yra puikus pora ir jie visada randa laiko vienas kitam. Tai žiūrint į tai, kol kas 4 GPT atrodo geriausiai, nors gal kažkokiai dainai tiktų ir šita Google Bard versija. Bet kol kas tai man atrodo čia geriausiai. 4 GPT. Tai kol čionais daina yra toliau generuojama, galime nueiti į tinklalapį, kuris sukurs mums dainą. Tai yra Suno AI. Spaudžiame Make Song
Aš šiandieną jau čia buvau prisijungęs, jau pabandžiau sukurti tokios dainos versiją. Gavosi visai neblogai, bet dabar tekstas bus įdomesnis ir turėtų gautis dar kažkas geriau. Taip, tai turim 40 kreditų, tai dar galim sukurti 4 dainas. Čia matosi 2, nes buvo sukurtos 2 vienos dainos versijos skirtingais balsais, o dabar pabandysim sukurti naują. Tai pasižiūriu, ar generavimas trunka labai ilgai, nes teksto tikrai čia jau gaunasi daug. O, viskas baigėsi. Ok. Tai čia yra apribojimas ir ilgesnis tekstas jau nebetelpa. Nu, bet pradžiai gali užtekti ir šito. Taip, dabar galim nurodyti muzikos stilių. Tai muzikos stilius bus meilės daina. Ir galim susikurti. Kaip jau minėjau, prieš tai vienai dainai sukurti yra sunaudojama 10 kreditų. Tai viso galima užsiregistravus čia sukurti 5 dainas. Ir galim paklausyti, kas gavosi. Indrė ir Justinas, jie kartu jau pusę metų. Ir jie labai myli vienas kitą, tai matyti iš jų žvilgsnių. Jie abu mėgsta sportą, žygius ir dviračius. Ir kai jie dėlioja dėliomis, jie sudaro gražius paveikslius. Prisipynę rankomis, jie vaikšto po miestą ir jie kalba apie savo svajones, kurios yra labai įvairios. Indrė nori būti architektė, kurti gražius namus. Justinas nori būti analitikas, spręsti sudėtingus uždavinius. Gerai, kita versija. Indrė ir Justinas, jie kartu jau pusę metų. Jie labai myli vienas kitą, tai matyti iš jų žvilgsnių. Jie abu mėgsta sportą, žygius ir dviračius. Ir kai jie dėlioja dėliones, jie sudaro gražius paveikslus. Prisipynę rankomis, jie vaikšto po miestą ir jie kalba apie savo svajones, kurios yra labai įvairios. Indrė nori būti architektė, kurti gražius namus. Justinas nori būti analitikas, spręsti sudėtingus uždavinius. Pirmas variantas, sakyčiau, geresnis, bet apskritai vertinant, tai pats modelis atrodo kaip pirma versija, kur žodžiai tokie neblogi, bet jaučiasi, kad čia ne žmogus įdainavęs tekstą, o dirbtinis intelektas, bet kaip pradžiai, tai sakyčiau visai neblogai. Nes pirmieji ir nuotraukų generavimo modeliai neveikė labai ten sklandžiai iš karto. Prireikė laiko, kol nuotraukos tapo tokios, kurių kartais sunku yra atskirti, ar tai tikra, ar sugeneruota. Tai manau ir čia bus tas pats. Tai aš einu kurti naujų dainų. Jeigu jums patiko šis video, tai nepatingėkit paspausti like ir užsiprenumeruoti kanalo. Ir šiam kartui tiek ir iki.